Kabusiukui jau nesprogęs starteris, tai bandom išlūpti su kolega. Kolega su traktoriu John Deere važiniai. Mes dirbam. 2 valandas gal bandau išlūpti. Jau panašu į pabaigą. Paskui reiks vežti perinkti. Nu va, pagaliau starteris išlūptas. Jeigu žinotum, kaip čia kas yra, tai čia nebūtų tai baisu, gal čia išsilūptum jį per pusvalandį, valandą. Bet čia kaip nežinai, tai va, vakar bandžiau valandą. Kai nežinau, pažiūrėjau, sakau, nesigaus man. Praskambinėjau šiandien visus, kas pasimtų bus atvarkyti. Nieks negali įsivaryti, tik lengvą mašiną telpa. Sakau, reikia bandyti vis tiek kažkaip šiandien. Tai va, dar 2 valandas su viršum. Nu, ačiū Dievui. Vešim remontuoti. Nu ką, bandam kurs, surink. Važiavom į sodybą, biškį pjūklų pasidarbuoti. Va, šitą išsą šabakštyną reikia paruošti, sutvarkyti grožį. Tai va, pjūklus jau paruošti. Biškį pradėti apjauti, nebaigti. Tai va, šios dienos darbas toksai. Va, šabakštyną visą išsivalėm kiek įmanoma. Aišku, čia reikės atvažiuoti ir gražiau čia viską įsipjaustyti. Praeitą dieną, kiek greit išliek, nebespėjau nufilmuoti, va šiandien važiavau. Reikia žiūrėti šiltnamis tavo ir nutirpus tvarkyti. Tai parodau ir čia, kaip kas gavosi, atsivėrė va viskas, grožis. Čia nelabai gražiai, bet
kažkaip tvarkysim tas šakas, bus geresnis oras. Bus gražu, gal čia reikės dar įsipjausti. Pareinam, atitarpa šiltnamiai. Simt vėlos ten tas lištvelės, kur praeitą, kad bandžiau, neleido viduriai, ties per vidurius. Sniegas dabar ištirpė. Reikia tvarkyti, jau pavasariniai vėjai atsiranda. Tai va, kad neplėšytų labiau. Savo vėlos. Bandyti tvarkyti. Nu, tai noriu parodyti, kaip aš čia ką sprendžiu, nes čia ne vis suprato iš vis, ką aš čia darau tam šiltnamį. Nes, va, čia aišku laikinas sprendimo būdas, nes atplėšia va tas lištvelės, ir viskas, ir tampa svajos plėša plėvelė. Tai va, iš vieną galą užkabinu. Ir gaunasi, va, ypač viršai, va, jos suplėšia, ir čia užkabina, a čia gausis vidurys palaidas, nes va čia buvo priknėdyta visur, šaudėtas kniedės išplėšia. Čia toks aišku labai laikinas sprendimo būdas, bet nu, gudriau nieko nepadarys. Iš priekio, iš galo užkabinam, va tai va. Ir tikėsimės, kad atlaikys pavasarį tas vėjas. O jau paskui kitąmet čia turbūt rudeniop kažką reikės galvoti, jeigu čia dar bus tas stogas. Tai va, tokias žinias. Einam va tai va visas ir suraišysim. Nu va, baigiau įsiminėti nesąmonėm. Tikiuosi bus naudos čia iš jos, iš tų vėlučių. Tai va, suku čia ir galvoju. Papasakojus, kaip čia atsirado tai šiltnamiai pas mane. Galvojau čia staupyti kažkada prieš 3 metus. Tai va, nupirkau tos šiltnamius už metalo kainą. Išsiardėm čia įsipjaustėm su bulgarkėms, kol susivežėm čia nežinau kiek reis. Paskui kol suvyrinau aš čia juos, nežinau kiek čia trūko laiko. Ir vienu žodžiu, čia tokia nesąmonė, kreivi, šleivi, va, reik sukioti. Galutės, nu vienu žodžiu. Čia buvo bandyta kažkada sutaupyti. Bet kaip pagalvojus, kiek čia darbo įdėta buvo šito šiltnamį surinkti, šardyti ir surinkti vėl, tai tikrai čia neverta. Taip kad, jeigu kas sugalvosit tokią nesąmonę daryti kada, tai geriau nedarykit, nes, nu, tikrai, ta prasme, nu, neverta čia gaišti. Nebent, nežinau, nu, va, jeigu turėt, neardyt, tokius sadint gal ir jo, bet jie, jeigu pasilieka rusų laikais, kaip buvo, tai va, tiek ir žinių.